Labą dieną. Mes esame prie Venclauskų namo muziejaus, kur čia gyveno Kazimieras Venclauskas, buvęs Šiaulių miesto burmistras. Ir čia jis įkūręs jo muziejus, kuriame galima sužinoti apie jo veiklą. Va čia matome Šiaulių vandentiekio bokštą. Čia galima užlipti į tą viršutinę aikštelę ir pažvelgti į miestą iš viršaus. O čia matome tą muziejų iš Vytauto gatvės. Jis randasi prie poliklinikos ir va ten viršuje yra aikštelė, kurią galima užlipti. Muziejų aplankyti galima susitarus, o į viršų, į tą aikštelę užlipti reikia jau vandenų direktoriaus leidimo. Reikia parašyti pareiškimą, nurodyti rimtą priežastį ir kad užliptume į tą aikštelę. Va čia yra muziejaus durys. Man teko užlipti tą aikštelę viršuje ir pavyko kai ką nufotografuoti. Čia vaizdas iš vandentiekio kiemo, o čia mes ieškosime, kur randasi Centų muziejus. Centų muziejaus adresas užrašytas čia yra. Ir yra Šiaulių, ne Šiaulių, o Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. O čia durys, pro kurias įeiti reikia į muziejų. Muziejaus vidus. Sekanti kelionė bus prie poeto Jovaro namo. Į namo vidų išeiti neįmanoma, nes jisai nedirba. Tik apžiūrime namą iš išorės. Toliau grįšime mes į Dvaro gatvę. Va čia yra Šiaulių teismo muziejus. Jį aplankyti galima irgi susidarus. Ir čia jisai yra įdomi ekspozicija, labai įdomu aplankyti. Toliau keliausime mes į kino muziejų. Va čia yra toje pačioje pusėje šalia teismo muziejaus. Ir einame į kiemą, pasuksime į dešinę pusę į kampą ir matome duris į muziejų. Nors čia vaizdas nelabai koks, bet eksponatai surinkti ypatingi ir juos būtina pažiūrėti. O čia matome telefono numerį ant durų, susitarę, jūs galite aplankyti jų. Čia kiemas, o čia yra vaizdas į Dvaro gatvę. Čia yra Aušros alėjos ir Dvaro gatvės sankryža ir va, priešais mes matome telefonų muziejų. Čia yra užrašas, kaip galima aplankyti tą muziejų.
Toliau mes keliausime į vakarinę miesto dalį link turgaus. Va čia yra policijos pastatas, kuriame įsikūręs policijos muziejus. Ten va, matome turis ir čia turbūt ir vėl reikia susitarti, kada aplankyti šitą muziejų. Keliaujame toliau link turgaus. Dabar mes sutinkame Aušros muziejų. Tai yra Šiaulių istorijos muziejus. Jame įsikūręs. Čia surinkta eksponatai apie Šiaulių kraštą, jo praeitį. Aušros muziejaus administracija yra įsikūrusi Vilniaus gatvėje 74, o čia jau mes einame link ligoninės ir ten yra vienas įdomus pastatas, tai yra Gerardo Bagdonavičiaus muziejus. Čia yra šitame name gyveno dailininkas Gerardas Bagdonavičius. O čia jau yra Šiaulių respublikinė ligoninė, kurioje yra įsikūręs patologijos muziejus. Čia irgi reikia susitarti, kad šitą muziejų aplankyti. Šalia to muziejaus yra kairėje pusėje, čia yra adresas muziejaus, o kairėje pusėje yra buvę gimdymo namai, tai kai kas čia pradėjo savo gyvenimą. O toliau mes užbaigsime šį pasakojimą.